kas nors parodė. Čia žinokite, gana yra, gana tokia, nu kas, veda visus žmonės smalsumas. Va, smalsumas veda. Tai geras dalykas smalsumas. Na tai jau, bet čia, bet va, moterų matau nemažai. Žinokite, va, pavyzdžiui, istorija, pasaulio istorija, nu, kurią mes jau pripažįstam visą pasaulinę, tai Adomą ir Ievą. Tai nuo moters prasidėjo istorija. Kokį Adomas, kiek tūkstančių metų tiek gyveno, nežinau, tik Ieva sutvėrė ir prasidėjo Kainas užmušė Abelį, visa istorija jau vyksta. Troja prasidėjo ir nuo moters, gražiosios Elenos. Jo. Krikščionybė prasidėjo nuo moters, nuo Marijos. Pajavonys prasidėjo nuo moters. Buvote, nu? Buvote, ne? Jūs. Va, nuo moters. 1524 metais į Pajavonį įėjo 5 šeimos. Po ledynmečio nebuvo moteris ten įžengus. Po ledynmečio, po pasaulinių, po tvanų šitų, nebuvo moteris. Ir dabartiniai Pajavonių istorija prasideda nuo moters. Kada įėjo 5 šeimos. O šito nežinojau. Buvot ir nežinau. Šito negirdėjai. Mes matėm vieną moterį, bet patys. Pagėrus. Sako, ką aš čia aiškinu, Artūras, jis nieko nežino, sako. Tai paskui kepėm knopkę mušį. Tai va, tai Pajavonys yra taip ir nuostabus kampelis. Nuostabus kampelis, nes yra moteris Lietuvos teritorijoje vėliausia įžengus į... Nu, ką jie rado? Rado ten, kai atėjo tos 5 šeimos, rado sankryžą, 6 keliai ir dar smilkstančius pastatų, nu, sienmedžius. Bet tais pačiais, tais 24 metais sudegino jau paskutinius tuos pastatėlius. Pastatai. Tie, kurie čia gyvena. Kurie ten ir tie gyvena, nes ten 11 būstų stovėjo aplink, kurie aptarnavo šitą kunigą. 15 būstų. Ir jie paskutiniai jau ten. Jau jų buvo, nes nuo 1495 metų pradėjo stabdyti viską. Ir užbaigė 1523 metais, kai numetė paskutinis kunigas. Ir dar jie peržiemojo pavasarį, sudegino viską. Ir jau jų mažai buvo likę, 5, tai išeina kiek čia, 28 metai. Per 28 metus stabdyta senai tikėjimą. Taip jie buvo nutarę, kad... Ne jie nutarė. Algeni prie... Ką? Jiems liepė. Taip. Tai yra Dievo įsakyta ir jie padarė tai, kas jiems buvo. Nes buvo teokratinė santvarka, ne dvasininkų, ne kokių nors, bet teokratinė tai yra Dievų. Dievų. Ką Dievas pasakė, tai tą jie darė. Ne kad ten ar kunigas pasakė, ar ten vyskupas pasakė. Nieko. Jie neturėjo. Ne juos graudat, sykis daro, kad reikia atgaivinti senąjį tikėjimą. Nu tai kas dabar būčiau, kad aš imčiau ir atgaivinčiau savo prosenelį. Nežinau, ką su juo daryti dabar, net nežinau. Kaip su juo elgtis. Žmonės labai paklydę yra, kad tai atstatyti. Nu tas, kaip paminklas, nu gali, aš skaitau, nu gali ir gerai, nes kad paminklas jau
šiek tiek, bet jis trukdo, dažniausiai trukdo žengti į ateitį. Tas praeities, tie visi paminklai. O aplamai kaip religija netrukdo žengti į ateitį? Religija? Be religijos nei vieną sekundę neįmanoma žengti į ateitį. Bet tai pažiūrėkit, kažkoks imperatorius Konstantinas susirinko, biznio planą padarė, Bibliją parašė ir važiuoja traukinys. Tai ar vis dėlto žmogus turėtų kažkaip turėti kiekvieną savo religiją galbūt, kai ateina laikas? Tai ar dabar pačiam, tai matai, aš sakau, kad geriau anekdotus pasakau, nes aš už dyką šneku. Tik apie aš šnekėjau, kad ką tu veikiai ateidamas prieš į vienuolyną. Tai ir toliau taip. Čia ir yra ta religija, tai yra religija, bet tai jojo religija, anos religijos nepajėgia paimti. Tai ką iš jo jau kankinį antrą Kristų daryti iš to budistų? Nu ką iš jo jau daryti? Mokytis pasakė, tai ir toliau melšk jakes, kaubų daržą ir... Tai yra religija. Čia ir yra religija. O kas nesupranta, tai jis ieško kažkokiu tos religijos ieško. Man gražiausia, kai žmogus sėdi ant milijonų litų ir gatavas už 15 centų perkas kitam gerklė. Kad ten jeigu... Kodėl? Todėl, kad jis nežino, kad sėdi ant viso milijonų. O čia gyvenime. Tai va taip, kai pradeda, šita religija gera, šita negera, šita. Nu tai kam jie atsirado? Tai dabar, kam tų klaidų reikėjo 50 metų, man klaidų tų reikėjo. Nekas kita, bet klaidų. Tai aš dabar žinau, kad kiekviena klaida, su kiekviena klaida aš artėjau. Artėjau į tekstą. O tai kaip čia? Čia taip, jeigu taip, šitaip sugalvojau, atėjau ir pasėmiau. Ne. Tik, reiškia, dvi seserys. Ir karalystės palikimas. Ir jau viena ištekėjo ir jau ruošiasi gimdyti. Nu tai aišku, josios tam kūdikiui jau kaip pirmuonim priklausys. Ir antroji sužinojau, antroji nežinau, kuo jau užsiminėjau, kad nežinojau. Jau ta 4 ar 5 mėnesių jau ta sesuo. Tai šitą, kai griebė visus mokslininkus, viską pinigų ir turėjo, viską. Ir sakė, kad būtų dangaus ir žemės visos galybės išjudytos, kad jie ištekėtų, kad pirmas sesers pagimdytų. Nu, ką padarysi, yra toks noras pa žmogų, yra, kad reiškia, kad tektų, kad jį pirma pagimdys, nors kelias minutes, reiškia, josios atitek nambulas. Atsitiks, kuriam nors jie yra prieš ledyniniai padaryta, nes, sakau, šitą neužsiėmė, prieš ledyną padaryta. Paskui jau dabar šitie atėjo bagariai, vienu žodžiu, ant tų ir pastatė savo bakūdžiai. Ten, nu kas, nu tai, pažiūrėjai, viską. O kad taip visi... Jūs ne iš Marijampolės, Jodra? Aš iš Marijampolės. Nebuvom susitikę niekad? Vežėt? Nevežiau, tik šnekėjom, aš pas jūs darbę buvau.
Aš darbe, aš galvoju, kad vėžiai. Geriau Taip, sakyk, pas kuris vieną. prienų, ne. Tai va, galvoja, kad prisidėsiu prie šitos tašys. Ir tie visi pinigai pas mane. Gali. Žinau, kiek reikia pačiam pasiruošti, kad prisidėtus ir jie įpereikia. Tai reikia pasiruošti. Reikia gal ne metų, ne 2, ne 10, gal metų, gal daugiau reikia. Tai jie ir pereikia. Aš tik uždės ranką. Bet ar tai